Sveiki sugrįžę, čia 5 žvaigždučių būstas. Ruduo ne tik apie projektą atgal į mokyklą, bet ir apie atsinaujinimą iš esmės. Šiandieną patarimų rubrikoje mes pasikalbėsime, ar galime išgelbėti senus paviršius, jų nekeičiant naujais. Davidai, šiandieną atvykau su tavimi pasikalbėti apie tai, ar mes galime, pavyzdžiui, išgelbėti mineralų paveiktą vonią ar dušo kabiną, jos nekeičiant naują. Be abejonės, Tomai, galima pasirinkus atitinkamas priemonės, kurios ne tik kokybiškai nuvalys, bet ir nepažeis valomų paviršių, padėdamas sutaupyti laiką ir be abejonės tuos pačius pinigus, kai nereikės keisti naujos dušo kabinos, ar naujos orkaitės, ar naujos keptuvės. Tiesa, šiandien susitinkame ne prie reklaminio stendo, o realiuose namuose su realiomis švaros problemomis. Susipažinkite, tai namų šeimininkas Robertas. Sužinokime, kasgi jį labiausiai vargina. Pas mus ganėtinai vanduo toks kietas yra nemažai geležies, tai su kriauklėm, vonios kambariu turim ką veikti. Kada prieinam prie gartraukio ar orkaitės ar mikrobangės, tai irgi pasimato, kai riebalai yra apleipę ir juos įveikti yra, žymiai pastangų įdėti. Nuo ko mes pradedam? Tai galim gal nuo gartraukio, nes iš tikrųjų matosi problema akivaizdi. Davidai, tavo manimu, čia didelė problema ar ne? Mano vertinimo tai yra standartinė problema. Pas daugelį klientų šita būtent problema egzistuoja. Kaip mes galime pašalinti tą bėdą? Galime pašalinti šitą bėdą naudodami profesionalią valymo priemonę, kuri būtent skirta šalinti riebaliniams apnašoms. Kaip sako lietuvių liaudies išmintis, daugiau darbų, mažiau kalbų. Visiškai pritariu. Taigi, pirmiausia, groteles nuliejame šiltu vandeniu, o tuomet purškiame efektyviai riebalus tirpdančią šarminę priemonę. O kiek laiko čia reikia, kad būtų išpurkštos grotelės? Tai priklauso nuo užterštumo. Šiuo atveju užterštumas nėra labai didelis, tai galima matyti, kada putos pradeda tirpdyti patį riebalą ir per kitą pusę pradeda tekėti geltonas skystis. Tai šiuo atveju jau po truputį pradeda riebalas atsiskirti nuo paviršiaus ir neužilgo galėsime skalauti. Tai minutė 2. O tai mums nereikia čia pašveisti? Ne. Nieko? Ne. Tikra magija. Riebalų kaip nebūta, be jokio šveitimo. Robertai, volia. Olia. Šypsena veide tavo, ką sako? Super rezultatas. Priemonė puikiai nuvalo ne tik gartraukio groteles, ji bus geriausia draugė valant orkaitę ar mikrobangę. Na, o pasirinkę paviršiams nekenkiantį bei efektyviai mineralinės nuosėdas šalinantį valiklį, atnaujinsite ir virtuvės maišytuvą bei plautuvę. Tereikia sudrėkinti paviršių, užpurkšti priemonę, ją paskirstyti, šiek tiek luktelti, nuskalauti ir volia, valiklis be abejonės pravers ir vonios kambaryje. Kaip matot, akivaizdžiai, kad yra geltonos dėmės, nuo vandens. Tai vat ir yra ta didžiausia bėda, su kuria reikia dažniausiai kovoti. Kadangi jums ten sekėsi labai gerai, tai sakau, pabandysiu ir aš. Gal pirmiausia išgirskim instrukcijas profesionalo. Tai instrukcija lieka ta pati. Sušlapinat paviršių ir purškit priemonę. Robertai, tavo debiutas. Kartojimas – mokslų motina. Taigi valant vonios kambario elementus, eiga ta pati. Sudrėkini paviršių, užpurški priemonę, ją paskirstai, lukteli, nuskalauji bei džiaugiesi, kad vonia, dušo galvutė bei praustuvė kaip nauji. Davidai, tu ką tik įrodai, kad dvi didžiausios švaros problemos namuose, tai yra prikepę riebalai ir nusistovėjusios kalkės vonios kambaryje, gali būti nesunkiai įveikiamos. Ir manau, kad tave tai nustebintų, Robertai. Tikrai taip, bet yra dar viena vieta, kur dažniausiai leidžiam laiką, tai virtuvė. Atsiremiam į sienas ir nubrūžinam tiesiog su kėdėm sienų paviršių. Galbūt galima būtų nuvalyti ir šitą paviršių ir parodyti, kaip tai daroma. Robertas, tiesą pasakius, palėtė labai aktualią problemą, ypatingai, manau, įdomu jūsų žiūrovams, kurie domisi statybą, remontu ir dažnu atveju remontai yra daromi dėl nešvarių sienų, tam, kad jas perdažyti ir kad būstas atrodytų naujai. Greičiausiai ne tik virtuvės kambaryje sienos apsineša, bet taip pat ir koridoriuose, nuo batų, parneštų kuprinių, rankinių ir taip pat kas turi vaikų, kurie mėgsta prisiliesti nešvariom rankom prie sienų. Tai pabandykime. Šis produktas tinka ne tik sienoms, bet ir baldams valyti. O valymo instrukcija atrodo taip. Purkšti tiesiai ant dėmių, tuomet patrinti kempinėlę ir galiausiai nešvarumus rinkti popierium ar sausa šluoste. Sutaupėm tau pinigų, nereikės perdažyti naujai sienų ar pirkti naują maišytuvą ar kriauklės. Tikrai taip.
Deividai, kaip tu pats jautiesi? Aš rezultatais patenkintas, jog Robertas patenkintas ir greičiausiai žiūrovams kils klausimų, kurie yra aktualūs jiems. Tai Pro7 komanda tam ir yra, kad jūs tos klausimus užduotumėt ir išsispręstumėte savus valymo rūpesčius. Vyrai, manau, šiandieną labai šauniai padirbėjome ir net nebejoju, kad įkvėpsime ne vieną laidos žiūrovą namus tvarkyti su tinkamomis priemonėmis. Daugiau naudingų patarimų jau kitą šeštadienį tuo pačiu metu 11:00 tik per pačią žiūrimiausią TV3 televiziją. Linkiu Jums gražaus savaitgalio. Iki.